apie autoimuninės ligas, kodėl jos atsiranda ir kaip su jomis tvarkytis. 1 iš 10 žmonių turi kažkokią autoimuninę ligą, bet kokios yra iš tikrųjų priežastys. Nacionalinis sveikatos institutas pateikia tokias išvadas, kodėl pas mus atsiranda autoimuninės ligos. Pirmas, dėl žarnyno mikrobiotos ryšio su imunitetu. Mūsų žarnyno mikrobiota yra tiesiogiai atsakinga už mūsų imuniteto būklę. Sveika mikrobiota reguliuoja imunitetą ir padeda mažinti uždegimus. Antras, pralaidus žarnynas. Esant pralaidžiam žarnynui, mūsų toksinai pradeda plisti po visą organizmą ir uždegimiškumas kyla. Priežastis dažniausiai būna susijusi su mūsų organizmo intoksikacija. Mes valgom daug labai šlamšto, mes turim nuolatinį stresą, mes turim nuolatinės įtampas, turim traumas, kurių mes neišsprendę esam. Ir visa tai mūsų organizmą nuodija. Prasideda milžiniški uždegiminiai procesai. Mūsų imuninė sistema pradeda atakuoti mūsų organus. Mitybos keitimas, probiotikai, prebiotikai, skaidulos gali atstatyti mūsų žarnyno mikrobiotą ir tada mūsų imunitetas stiprėja ir yra pajėgus tvarkytis su įvairiais susirgimais. Daugiau informacijos galite rasti mano profilio nuorodoje. O jeigu reikia mano asmeninės pagalbos, tai rašykit man asmeninę žinutę.